Šiandien tokia diena darbinga, kad iš tikrųjų labai namus tvarkiau, valiausi, daug šiukšlių nešiau. Šiaip džiaugiuosi, kad atsirado nauji konteineriai ir galima mesti šiukšlės arčiau namų. Bet vienas minusas, kad savaitgaliais dažniausiai būna pilna. Bet šį kartą pasitaikė, kad tuščias konteineris beveik buvo. Ir viską galėjau sumest, nes daug popierių buvo, daug plasmasės buvo, labai daug visokiausių šiukšlių prisikaupė. Tai va, ėjau ir išnešiau. O dar norėjau pasakyti tai, kad su vaiku šiandien ėjau, nes pažiūrėjau, kad labai šaltas vėjas, iš tikrųjų šaltas vėjas. Dabar aš čia biščiuką už mašinos esu pasislėpus. Tai nelabai gal matosi, bet labai didelis vėjas ir labai šalta yra. Tai gerai, kad pirmėjau, išsiskalbiau, susitvarkiau namus. Ir va, dabar galima grįžti namo, eiti valgyti, nes jau tikrai jau pusę valandos vėl pirma valanda atėjo, o aš dar nepavalgiau, bet tikrai eisiu pavalgyti pyrago, kurį vakar kepiau. Privalgysiu ir būsiu soti. Tai va, tai tiek tam kartui susitiksime dabar jau mano virtuvėje. Sveiki, mūsų pietų metas yra maistas. Ką čia? Pyragas! O su kuo tas pyragas bus? Gal atsimeni, su kuo aš dariau? Aš tai nemačiau, su kuo darė mama. Matosi, su kuo dariau. Obuoliai ir kažkas. Ir trupiniai, taip pavyzdžiai? Taip. Dedam į sesutės dubenėlį. Ridukui reikia įdėti, taip irgi. Kodėl tik mažai tiek vaikam? Tai aš dalinti tarti tai pradėjau dabar. Ji nelabai gražiai įsideda, bet šiaip galima ir gražiai dėti, tačiau skoniai tikrai netrukdo. Šiaip, aš dainavau dainą, nežinau. I just away. Aha, šitą dainą Miliukas labai mėgsta, tai dainuoja ištisai. Nežinau, tai kas įdėk, kur I just away. Girdėjot, kaip jinai rėkia, sakė? Ridukai, aš dedu taip. Mama. Skanu ją. Tai aš žinau, kad skanu. Tai vat einu įdėti, nes nelabai patogu filmuoti ir dėti, tuoj parodysiu, kaip atrodys mūsų dubenėliai. Dabar sakyk. Mūsų pietus toks tai. Prieš pietų metą, taip? Tai vat mūsų pyragas atrodo štai taip, tai jau griebė. Taip. Vat, jo yra paprastas dubenėlis, matote? O šitas yra švelnus ir šitas švelnus. Aš nunešiu Nerijui ir savo ir eisime skanauti pagaliau, nes iš tikrųjų šalko jau noriu valgyti. Ir čia miršta raudonieji mano lęšiai, avinžiniai. Ir čia bus naujas receptas lęšiai su tais basmati ryžiais, nuplauti mirksta dabar. Vakarieniai, tai tikrai pamatysite, ką mes valgysim vakarienį. Tai tiek tam kartą einu skanauti, nes išalkus bele kaip jau. Tai tiek, iš tikrųjų, tai tiek norėjau pasakyti. Skanaus jums ir skanaus mums. Pasaka, kaip ir nežinau kokia, bet irgi žyva. Užrašyta kažkas čia. Patek aukštinų. Taip valgyti. Lanku pardėti. Pasaka bus tai du kažkokie avis ir vilkas, matot? Kaip ir viena raidė kažkaip neįtrodo. O čia mūsų elniai, kurie visi yra pasaka. Taipgi, verčiam puslapį ir mama paskaitys. Raidės paskaityti. O čia lokis, va, žiūri po duris, tada lokis, va šičia, o čia lokis prašo ir tada lokis žiūrėkit, lokis bėgu, o jie bėgu visi, žiūrėkit, elnis pasislepė po taipu. Pakelk aukščiau, ginai labai matosi, man atrodo. Va, dabar matosi. Taip, kaip ir pasaka bus graži, bet ir vaiko. Viskas, taip. Dabar mama atėjo jau skaityti gerai. Tai kur pasakos pradžia? Šičia? Taip, šitą. O kaip vadinasi? Palauk. O kaip vadinasi? Užrašyta. Vilkas ir septyni ožiukai. Ir čia penykštuką, taip pasakė.
Gerai, einu skaityti ir jie eis jau po kaituko miegoti. Va! Kažkas čia labai įvyko, nelabai aišku kas, nes kiekvieną mašiną policija stabdo ir tikrina. Aš tikiuosi, viskas čia gerai bus. Man panašu, kad čia girtumą tikrina. Kažkodėl reikės išsiaiškinti ir sužinoti. Žinokit, reikėjo pūsti. Tasme alkoholio tikrino, ar nėra išgerus, ten reidas didžiulis, bet labai įdomu, nes tikrai pirmą kartą reikėjo pūsti. Ir klausė, ar nevartoju, sakau, nu ne, 10 metų kažkur nevartoju. Ir va, žodžiu, važiuoju paimti duonelės. Su nuotykiais grįšiu namo. Atėjo jau vakarienės metas, eisim vakarieniauti lęšių su ryžiais ir daržovėmis. Aha, ačiū. Tai va, parodys kaip atrodo, nes išties yra labai skanu, šiek tiek neįprastas skonis atrodė bus, bet labai gabu. Remontada. Aha, remontada. Tai va, einu rodyti, ką mes valgysime. Ir štai vakarienė atrodo taip paprastai mūsų, bet skonis labai skanus. Tai va, palaikykite mūsų šeimą. Tai mūsų reikia laikyti visą šeimą. Mes šiaip visi esam šeima, ne tik ir Danukas, bet ir mes visi. Tai va, komentuokite, prenumeruokite ir palaikykite mus. Šeima! Taip, tai tiek tam kartui, susitiksime kitą dieną.